kelių savaičių vėl prie šaltinio susirinkę narai svarstė kitokį veiksmų planą. Šį kartą jie pamėgins prasibrauti į požeminių galerijų vidų ir išmatuoti jų dydį. Šiuos veiksmus bus mėginama užfiksuoti su filmavimo kamera. Matot ką dabar? Tik tai kameros boksą. Kamera paslėpta viduj. Viduj Sony FX1 kamera. Nežinau, kas yra valdymas iš dviejų pusių. Lempos valdomos irgi. Su jie filmuot galima iki 90 metrų. O gal iki 120. Nardant į tokias vietas būna paprastai naudojami dvibaliunis su atskirom sistemom. Viena atskira sistema, kaip du akvalangai viename. Ir apšvietimas viskas dubliuojama, 2 prožektoriai, yra 2 reguliatoriai, 2 kvėpavimo šaltiniai su galimybė ištraukti partnerį, jeigu kažkas atsitiko, kad plaukti galėtų paskui, o ne šalia, nes kai kur nėra kaip praplaukti šalia, tai kad paskui galėtų plaukti, yra ilga šlanga naudojama. Tai čia toks vadinamas keivo variantas. Šiaip toks nerimas jau kolektyvinis, nes vienam žmogui yra sudėtinga jau vien pasiruošti, jau lysti yra sudėtinga. Šiaip kai kurie sudėtingi atvejai praeinam ir vienas žmogus, bet paprastai eina jau ten apačioj. Čia iš išorės vis tiek lydi kiti žmonės. Tai šiandien rytis mūsų eis vienas į vieną pusę, mes dviesiam nervuosim kitą salę į kitą pusę. Tai vais šiandien kaip ir solo diveris vadinamas. Jam sudėtingiausia mūsų užduotis, nes vienam jau reikia, kaip sakoma, tik ant savęs. Dabar svarbiausia, kuo greičiau pasinert, kad kuo mažiau prišiukšlinčia šitoj įėjime. Neriam iš karto visi grupiai. Pirmas Rytis. Paskui Valdas. Po to aš neriu, iš paskos Vytis. Rytis nueina savo keliu iš karto į tolimąją uolą. Aš lendu į šitą. Tu, Vyti, lauki tada ir laikai už to galo. Aš matuoju tą galą, tada tu įlendi, matuojam plotį ir tada tu nusileidi į apačią, aš pakylu viršų, įsimatuojam visus gabaritus. Ramūnas neria iš paskos. Ramūnas iš paskos, kada jau jis nusprendžia, iškyla pats savistoviai. Mes išlindę tada laukiam Ryčio prie ten, kur bus pririšta virvė. Ir tada 3 vieni paskui kitą iškilo. Likusiems viršuje belieka stebėti narų iškvėpto deguonies burbulus bei spėlioti, kokią vietą ir kokį gylį jie pasiekė šį kartą. Sujudinta šaltinio vanduo ima skleisti aštrų sieros kvapą. Narams orientuotis padedantis Henrikas sunerimsta. Vyriškis įtaria, kad virvė susipainiojo. Apačioje kažkas vyksta ne pagal planą. Dar po kelių minučių narai išnyra į paviršių. Taip, kad ten ta salė dar nepabaigta. Žiūriu, tai jos konfiguracija sudėtinga. Jinai vakarus susisuka, mes galvojom, kad jinai pietuose baigės. Jinai vakarus susisuka į tą pusę tai greitai baigės. Aš ten nuplaukiu iki galo, tu žiūriu, nuvariai ten kažkur vėl nežinau kur. Ir nesibaigė. Susiaurėja ten pralysdė mažai šansų. Įspūdžiai tokie, kad planavom padaryti iš pradžių, kaip kalbėjom, salės, tokią topografinę nuotrauką, bet kadangi visiškai kitokia pasirodė negu pirmas įspūdis, tai mes tokią labai preliminariai, tik tai jau tokių tikslių duomenų nepaėmėm, tai pirmas toksai pastebėjimas, mes vis galvojom, kad jinai po upę, dabar su kompasais pasižiūrėjo, pamatėm, kad jinai eina daugiau į vakarų pusę. Akmenys, ta uoliena yra tokia labai nestabili, vos prisilietus jau pradeda kristi viskas, taip kad gan pavojingai, jau plūdrumą reikia žiūrėti labai idealiai, nei žemyn, nei į viršų, niekur nesiliest, kvėpuot labai jau tolygiai, nes vieno burbulų jau pradeda kristi viskas. Dabar, kaip panėrė buvom, tai aš pasilikau prie įmo, Valdas nuplaukė į kitą galą, mes išmeravom jos ilgį, pabandėm meruoti plotį,
Žiūrėsim, kas čia gausis, dar reikia susižiūrėti skaičius. Ir jinai maždaug, jos apačia baigėsi ties 17 metrų, viršus ties 12. Tai čia galima nustatyti, kad jos aukštis yra, kiek čia gaunas, 5 metrai aukštis. O ilgius dar nesuskaičiavom, dabar suskaičiuosim, pasižiūrėsim, kas čia gaunas. Gal šiokį tokį plonelį primės. Rytis buvo nunėręs į kitą pusę, į priešingą, kur seniau mes buvom pasiekę 20 metrų, bet dėl vandens drumstumo pasiekė 17 metrų, užtvirtino virvę ir pasiruošėm tolimesniem tyrinėjimam. Ta pusė irgi dar turi savų klaustukų. Aš į šoninę galeriją nukeliavau. Pavadinta jinai Saulėtoji. Iki 17 metrų gylio nusileidau iki posūkio. Matomumas ganėtinai prastas, nežinau dėl ko taip yra. Toliau bandyti leistis toliau už posūkio pradėjo gan žiauriai narpliotis virvė apie balioną, apie kojas, teko suktis atgal. Kadangi buvau vienas, nėra kas tą laisvumą virvės surenka, teko tiesiog suktis ir keliauti atgal. Palaukti kolegų, kurie matavo salę. Aukštis vietom va taip, maždaug apie metrą, sakykim. Vienoje vietoje taip, jau balionais braukiau lubas. Ir iki manęs dar buvo kokie centimetrų 20. Tai per žmogaus ir balionų stojį, sakykim, dar 20 centimetrų. Tokis pralendi taip pat šonų įsileidai ir nueina tunelis, nusuka dešiniau dar. Šiaip, ką žinau, pagal mano įspūdžius, tai kažkur ties kampu tvoros turėjau būti. Ir toliau dar sukasi link upės tunelis, eina tolyn. Realiai nusileidus čia buvo įėjimas kažkur apie 3-4 metrus. Ir sakykime jau ties, va čia kur Vytis stovi, va čia jinai sukasi. Ir aš buvau daplaukęs 12 metrų, tai va kur Vytis stovi, kažkur tuo atstumu jau yra tas susiaurėjimas, į kurį nedrįsau įlysti. Bet pašvietus dar galo nebuvo. O į tą pusę matavom į pietų 7 metrai. Tai kažkur va jau upėj gerokai įlindus, irgi baigėsi siena. Ir atšaka viena eina ten po tą akmeninę tvorą ir kažkur jau tenai sukasi link to namo. Klaustukų yra